Antrojo kėlinio pirmoje galbūt pusėje, kai Jonas Bičkis buvo šiek tiek prilaikomas ir galėjo būti raudona kortelė. Čia dabar atsakas. Arminas Vaskela baudos aikštelėje. Jo smūgis ir Arminas Vaskela gali būti, kad atneša pergalę Vyčiui. Aišku, laiko dar yra, tačiau likus 8 minutėms iki šių rungtynių pabaigos Arminas Vaskela pabėga po puikaus perdavimo iš gilumos ir viską įsprendžia iki galo ir tiksliai. Komanda aplenks Vilniaus Vyčio futbolininkai, tiesa, Dainavos ekipa šiuo atveju bus sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. Ir turės 2 taškus, 2 taškų deficitą. Rytoj Dainava žaidžia su Tauru išvykoje. Tauras yra vienas iš outsiderių, o čia gali dar ir nebūti tos pergalės ir štai taip. Išlygina. Dabar santykį labai greitai atstato pusiausvyrą berods Jonas Bičkus. Jis įmuša šioje situacijoje, klysta Vyčio futbolininkai gynyboje.